taip jau yra, žmogus išsigąsta. Bet kokioj padėtyje jisai sustos, ar horizontalioj, ar vertikalioj, čia jau priklauso nuo vairuotojo. Ananasą ant picos. Koks geras! Ir važiuoju ir man jausmas buvo, kad aš skrendu ant taburetės, kuri yra visiškai nevaldoma, absoliučiai dideliu greičiu, nors ten greitis koks 40 gal buvo. Striukė, kelnes, batai, pirštinės, šalmas, viskas. Gali eiti dilgėlynas iki kaklo gali būti. Tai tu sako, baikeris, o ne baikeris. Koks šitas skirtumas, koks tas dangus. Teisingai, taip. Norėjau Bet čia ne toks klubas. Išsišaipė, kad čia koks čia klubas, kad čia jūs nesuprantat, kas yra klubas. Čia nei MC, nei MCC, nei dar koks nors C. Nu, tai yra tiesiog Europos parlamentarai, kurie vairuoja motociklus. Taip. Nežinau, gal vis tiek tas 50. Apie stabdžių antiblokavimo sistemą ABS mes girdime daug mitų ir legendų ir neretai jos skaitom socialiniuose tinkluose. Iš principo, stabdant motociklą maksimalia jėga, motociklas praranda stabilumą ir mes galime labai lengvai nukristi. Šiandien aš kalbinu Kęstutį Jurevičių, Ducati ambasadorių ir moto instruktorių. Labas. Labas. Kaip tau sekasi, kaip vasara einasi? Puikiai. Tai pirmiausia, man įdomu yra apie off-roadą, vadinamą bekelę, ar ne? Man kažkodėl atrodo, kad jeigu mano motociklas bekelė yra be ABS-o, aš tuomet turiu tokį manevringumą, funkcionalumą, kaip pasakyti, aš galiu aštriau sau leisti vairuoti. Kaip tu manai? Tikrai taip, tai ABS-as visiškai tavęs nepriboja tuo metu ir tu esi tu ir tavo motociklas. Ir tu visiškai kontroliuoji padėtį nuo savo veiksmų. Ir jokia papildoma įranga tau netrukdys valdyti motociklą. Tai galima netgi sakyti, galbūt, kad jeigu aš perku motociklą ir nebe pirmą, galbūt, kuris skirtas yra bekeliai, tai galbūt man to ABS-o net ir nereikia. Taip, tas ABS-as iš tikrųjų, jeigu naujas motociklas, tai jisai bus, tik tai yra funkcija, kad mes jį galim išjungti, įsijungti off-road režimą ir visas motociklas tada prisitaiko būtent bekelis važiavimui. Klausyk, o kaip yra su ABS per lietų arba šlapią asfaltą, ar ne? Tai yra privalumas ar trūkumas? ABS-as bet kuriuo metu, ar tai yra šlapia, ar tai yra sausa, prideda saugumo prie važiavimo gatvėje. Tiesiog išvengsi griūties. Taip, tai priekis, jeigu užblokuojamas, priekinis ratas užblokuojamas, tai griuvimas tai jau 99%. Galinį ratą, jeigu mes užblokuojam, tai nieko baisaus neįvyksta. Klausyk, o kaip yra su posūkiais? Yra cornering ABS-as, ar ne? Ir aš įsivaizduoju, paimkim tokį pavyzdį netgi. Aš važiuoju 90-100 kažkur tai užmiestyje, yra posūkis ir aš matau kliūtį. Padangos sukibimas, rato sukibimas yra didesnis ant asfalto, ar ne? Mes jau su tavim čia išsiaiškinom prieš laidą. Rato sukibimas yra didesnis, bet aš matau kliūtį ir nevalingai stabdau maksimaliai, ar ne? Na, taip jau yra, žmogus išsigąsti. Kas vyksta su ABS-u tuomet? Jis man padės, ar kaip tik geriau, kad jo nebūtų? Posūkio metu ABS-as tikrai padės išvengti avarinių situacijų, bet vėlgi situacijai nelygi ir daug priklauso ir nuo pačio vairuotojo, kokie sprendimai priimami. Negalima pasikliauti tuo ABS-u aklai, kad aš paspausiu tą stabdį ir man motociklas magiškai sustos. Jisai sustos, bet kokioj padėtyje jisai sustos, ar horizontalioj, ar vertikalioj, čia jau priklauso nuo vairuotojo. Gali iš principų išvengti labai skaudžios nelaimės, ar ne? Tikrai taip. Cornering ABS-as turbūt yra tik naujuose motocikluose? Taip, cornering ABS-as yra naujuose motocikluose, ne visuose, bet jo, daugumoje jau yra motociklų. Tai jau yra privalumas, ar ne? Aš girdžiu pakankamas. Taip, jau šiuolaikiniai motociklai jau tokie pripiškinti šiuolaikinių technologijų, kad ten jau jisai už tave važiuoja ir avariniai situacijoje tau tik tai belieka paspausti stabdį ir laikyti vairą tiesiai, kad nenugriūtų. Taip. Bet jeigu mes paimsim labai paprastą situaciją, vasara, sausas asfaltas, ar ne, ir mes turime identiškus motociklus ir iš tikrųjų mes turim padėkoti už motociklus Motospot, motociklų nuomai, kurie turi tikrai begalius motociklų, 3 taškus Vilniuje ir jūs galite išsinuomoti iš jų kokį tik tai norite motociklą. Mums šiandien jie pateikė 2 vienodus motociklus, vieną su ABS-u, kitą be. Ir mes šiandien pabandysime su tavim kartu, tavo pagalba, tiesiog išbandyti ir pasižiūrėti jų tą stabdymo laiką ir stabdymo atstumą, nes galbūt netgi nebus toks didelis skirtumas, kaip tu manai? Pabandysim pažiūrėti. Pabandysim, pažiūrėsim. Važiuojam.
tame skirtumas netoks jau ir didelis, ar ne? Na taip, aišku, sunku tom pačiom sąlygom visada stabdyti, tai mes turim ir laikyti ir tą patį greitį, tuo pačiu metu nuspausti stabdį, tą pačią jėgą nuspausti stabdį. Taip. Ir kaip matėt prieš tai, naudojom tik galinį stabdį, taip. Nebandėm be ABS stabdyti priekinių stabdžių. Taip. Tai va, tai taip, skirtumas gal ir nėra didelis, taip. Bet ekstra situacijai, panaudojus abu stabdžius, manau, su ABS žymiai greičiau mes sustotume. O koks jausmas tau? Įdomus. Su ABS turbūt vis tiek stabdydamas jautiesi saugiau, ne? Jo, su ABS stabdydamas jautiesi žymiai saugiau, nes jau kai čiuožia galinis ratas, tai tiesiog tampi keleivis jau. Taip. Ir motociklas, kaip matėm, čiuožia, cypia padangos, daug garso, o iš to naudos jokios. Taip, naudos jokios. Taigi ABS būna labai skirtingų, ar ne? Būna naujos kartos, senos kartos, bet iš principo, Kęstuti, kaip tu galvoji, kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra tarpinė tarp vairo ir sėdynės. Ir šaltas protas šalme. Ir mes turim specialią rubriką laidoje, tai yra Lario klausimai. Kaip itališkų motociklų ambasadoriui, kas yra didesnė šventvagystė? Pica su ananasais ar elektrinis Ducatis? Ananasai ant picos. Toks geras. Čiau. Pamatę šiandienos mano pašnekovą, turbūt pagalvosite, kad mes kalbėsime apie politiką arba apie mediciną. Bet ne, aš jūs nustebinsiu. Šiandien mes kalbėsime apie motociklus. Ir Motorūvo studijoje šiandien yra europarlamentaras, medikas, profesorius, fotografas Aurelijus Veryga. Sveikas, Aurelijus. Sveiki, Aurelijus. Šiandien mes jūs įvažiavot su savo motociklu. Kiek jūs anksčiau vairavot Suzuki? Kaip čia dabar smaina? Ir mano pasirinkimas yra toks motociklas, kuris leidžia keliauti, leidžia šiek tiek nuvažiuoti nuo kelio. Nedaug, aišku, ne visiškai tam jis yra skirtas, nes visgi sunkus, o ir padangos ne visai tam skirtas. Čia šitas tai yra CF Moto 800 MT Explorer, toks, su kuriuo galima pakeliauti, pavažinėti, ir jau antras sezonas aš su juo važinėjau. O prieš tai iš tiesų važinėjau su Suzukiu, Vestromu. Tikrai senučiuku, tokiu 2004 metų, bet kaip pirmas motociklas, sakyčiau, tikrai tobulas buvo išmokti, vairuoti, be jokių technologijų, labai paprastas, nesudėtingas. Jokių ABS mygtukų nėra. Jokių ABS mygtukų ir jis iškeliavo į labai geras rankas. Aš galvojau, kad aš jo neparduosiu, čia kaip pirma meilė, kaip gali meilę parduoti. Uždengiau garaže, nuplovęs viską, bet taip atsitiko, kad brolis Šaulys nusprendė vairuoti ir galvoju, šitaip jau negali atsisakyti. Tai iškeliavo į labai geras rankas. Ir šią vasarą jau važiavo abudu šitie motociklai kartu kolonoj žygį. Širdis, žodžiu, neskauda. Tikrai aš labai džiaugiuosi. Tikrai geras rankas. Bet Suzukis buvo kamufliažinis. Čia tiesiog marginimas yra. Ir tas marginimas yra dėl to, kad aš priklausau Šaulių sąjungai ir Kaune, Vytauto Didžiojo antroji rinktiniai, mes turim moto šaulių būrį. Labai įdomi idėja, nes kai pradėjau vairuoti motociklą, pradedi žiūrėti visokius ten video, o kai pradedi domėtis dar ir karybą, tu galvoji, kaip čia visi šitie dalykai galėtų sulipti į krūvą. Ir nežinau, kiek jūs žinot iš istorijos, bet Abiejų tautų Respublikoje buvo tokia kariuomenės rūšis sparnuotieji husarai. Sparnuotieji husarai. Tai buvo pati galingiausia, pati baisiausia priešui kariuomenės rūšis, kuri nėra, kiek aš žinau, patyrus pralaimėjimą niekada. Tai buvo elitinė kariuomenės dalis, jie jodavo su žirgais, su tais tokiais sparnais uždėtais ant galo, su labai ilgom ietim, įsibėgėdavo, sutankėdavo, pėstininkam tai būdavo siaubas, įsivaizduoti tokią masę atjojančią su tokia jėga. Tai mes nuėjome į karo muziejų Kaune, paklausėm, ten toks yra istorikas, kuris domisi sparnuotais husarais, mums ten daug visko pripasakojo ir mes įsteigėm tokį moto šaulių būrį. Ir dabar jau 5. sezoną, kiekvieną vasarą važiuojam į žygį, pasirenkam vieną iš šaulių priesakų
Man atrodo, kokie 5 metai jie. 5 metai. Čia dabar jau buvo šiemet 5 vasara, kai taip važiavom. Važiuojam, vežamės ginkluotę, vežamės, ką ten galim parodyti, lankom vaikų stovyklą, sustojam miestuose, bendraujam, pristatom Šaulių sąjungą. Tai va, tai taip ir sulipo tie motociklai, kadangi žirgų nebėra. Taip, bet jie labiau kaip simbolis liko, o čia liko plieniniai žirgai. Tai už tai jisai taip ir numargintas yra tokiam spalvom kamufliažiniam. Labai atrodo. Kad būtų husariškas tikrai. Bet atskiria jūs turbūt pagal motociklą, ar nelabai? Kadangi dabar jau ne vienas yra, jau dabar gali suklysti. Bet šiaip būna, kas pažįsta, kas mane tikrai žino, kas žino šitą motociklą, taip gatvėje susimojuojam. Okay. Bet teisės jūs turit nesenai, ar ne? Nesenai, tik 5 metai, 5 man sezonas. Aš kiek žinau, vaikystėje jūs kaip ir nebuvote iš tų motociklų, kurie sako, kad aš vaikystėje pradėjau nuo ten Ižo ar kažko. Tai... Vaikystėje aš važinėjau kaip ir visi turbūt vaikai, važinėjau dviračiu. Taip. Dviratis būdavo mūsų gyvenimas visas, kai tik tėvai nekviesdavo. Dabar čia taip įdomiai gal skamba dabartiniai kartai. Dabar sunku yra išvaryti, ką nors į kiemą, o mums būdavo didžiausia tragedija, jeigu tėvai kviesdavo pavalgyti ant namų ar kažką. Tai mes važinėdavom su dviračiais, aišku, tie dviračiai būdavo labai paprasti, bet tikrai irgi visai ten ir... Kokį turėjot, aš kregždutę? Aš turėjau ereliuką, turėjau paskui aistą, o tame tarpe tarp tų 2 dviračių buvau pats susikonstravęs ten iš visokių rastų ten rėmų. Vienas ratas, atsimenu, didesnis, kitas mažesnis buvo, man gerai buvo. Žodžiu, visą laiką buvo su kuo važiuoti ir aš mėgdavau toli važiuodavau pas mamos seserį 56 kilus, mindavau žvyrkeliais tokiais. Tai va, bet motociklo aš nebuvau važiavęs pats niekada iki tų prieš 5 metus sėdėjęs, tėčių už nugaros dar kažkam esu, bet vairavęs ne. Esu mopedą klasioko vairavęs, bet nėra čia ką lyginti su motociklu. Tai man buvo visiškai naujas patyrimas ir atsimenu, kai nuėjau jau į vairavimo mokyklą, instruktorius sako, ar tu vairavęs esi? Sakau, ne, sako, ačiū Dievui, aš tai išmokysiu kaip vairuoti. Teisingai, nes sako, ateina čia prisimokė nesąmonė visokių, paskui sunku yra permokėti. Iš kelinto karto išlaikė teisės? Iš pirmo. Iš pirmo? Aš sveikinu, aš iš 5. Tai nesvarbu, kad išlaikėt. Koks šis skirtumas? O kai jau atsisėdot ant savo motociklo su teisėm ir pirmą kartą išriedėjot, atsimenat tą jausmą? Ne, šito neatsimenu, bet aš labai gerai atsimenu, kai pirmą kartą instruktorius liepė išvažiuoti gatvę, jau į eismą. Vis tiek, man jau 50 metų, tai aš vairuoju nuo realiai, taip nedaug vairavau, teisės turiu nuo 18, nuo kai baigiau mokyklą. Tai atrodytų, čia labai daug metų ir galvoju, tiek laiko važinėjimo mašina, ką čia dar man gali pasakyti tokio, ko aš čia nežinau. Jau aš čia kaip sėsiu, kaip važiuosiu, žodžiu, čia bus tik tai simboliniai reikalai, kad čia kažką reiks gal truputį susižinot, specifiką. Ir aš atsimenu tą siaubą. Tai aikštelė kaip aikštelė, ten tuos koliukus apvažinėjai. Ir instruktorius važiuoja iš paskos mašinai, užsijungęs ten šalime, viską tau pasakoja. Ir važiuoju ir man jausmas buvo, kad aš skrendu ant taburetės, kuri yra visiškai nevaldoma, absoliučiai dideliu greičiu, nors ten greitis koks 40 gal buvo. Ir man instruktorius iš šalmo sako, padarei kritinę klaidą, galvoju, kokią, kirtai kažkokią ten liniją, dar kažką, ten kokią liniją, kur jinai buvo. O aš galvoju, koks čia bėgis dabar, kaip aš čia įdėsiu, žodžiu, ką aš čia darysiu. Tai šitą jausmą labai gerai atsimenu ir jaučiu, man jo nieks neištrins. Bet paskui, kuo toliau, tuo labiau tu pradedi matyti, pradedi jausti motociklą ir aš sakyčiau, kad turbūt gal nuo 3 sezono pradedi mėgautis. Nes tie pirmi 2 būna toks vis tiek dar labai galvoji, kokią čia pavarą važiuoji, kaip čia stabdysi, kaip ten apvažiuosi. Daug yra galvojama apie pačią techniką. O jau nuo 3 metų pradedi labiau matyti, kas aplinkui yra, ne tik tai kelią. Taip.
Ar jūs pritarsit man? Mano tai jausmas buvo lygiai taip pat. Automobilį turiu nuo 18 metų, man taip pat beveik 50. Ir kai man reikėjo laikyti teises ir pirmą kartą išvažiavau į miestą, ašgi žinau, kaip vairuoti. Taip. Ir aš žinau, kad jeigu yra geltona, tai iš principo nestoji, nes tave užpypins. Arba autobusas, jeigu suka į stotelės, tai tu kažkaip irgi kartu sukiesi. Nėra tokio instinkto, kad tu turi sustoti, palaukti, nes tugi viską žinai, tu senas vairuotojas esi. Ir tu iš principo pradedi iš naujo mokytis vairuoti, visų taisyklių mokais. Absoliučiai, aš visiškai sutinku, plus, aišku, motociklas yra specifika, vat ką geras instruktorius visada išmoko, kad įrikalą į galvą ir kalą kiekvieną kartą galvok, kad tavęs nemato. Galvok, kad tavęs nemato, nes tu esi mažas ir realiai motociklas ir yra mažesnis negu automobilis. Sunkiau jį pastebėti, visada galvo, kad nemato, visada galvo, kad turėlės gali kažkas atidaryti. Vat tokių visokių, apie kuriuos, tokių dalykų, kur automobilį vairuojantis niekada net nepagalvotų. Ir tarp kitko, vat turbūt pastebėjot, kai važiuojat sraute, labai gali suprast, kas automobilį už vairo sėdintis pats vairuoja ar nevairuoja motociklą. Ir nesvarbu, lipdukas yra gal ar ne, respect for bikers ar kažkas. Bet jeigu jisai elgiasi taip, kaip suprastų, dėl ko tau yra pavojinga, nelenda prie tavęs, neprivažiuoja per arti, tai tu supranti, kad tas žmogus turbūt pats sėdėjo ant motociklo, supranta, ką tai reiškia, jis niekada tau nelys šalia, niekada ten kažkur neužkišinės, tai vat yra tokių, kurie... Visokių, bet Lietuvoje, aš galvoju, galbūt ta kultūra po truputėlį keičiasi, kaip galvojat. Keičiasi ir keičiasi dėl to, kad vis daugiau ir daugiau žmonių patys vairuoja motociklą ir be to motociklų vis daugiau ir daugiau yra gatvėje. Nesutikim, kad jeigu jų nėra, tai kai tu išvažiuoji į kelią, tu ir nesitikė jų pamatyti. Dabar, kai pagalvoju, aš net ir pats automobilį, kai sėdžiu, tarkim mieste, tai pasitrauki prie linijos kairio krašto, kad per vidurį galėtų kažkas šiaip tai anksčiaugi būdavo 100 metų, kam čia man reikia važiuoja ir važiuoja, ir net pasižiūri, kad veidrodėliais nesibrauktumėt į kitą. O dabar jau pagalvoju, jeigu reiks kažkam pravažiuoti motociklu ir jau vairuoji kitaip, ir jau galvoji kitaip, tai čia viskas yra iš to, kad arba yra aplinkybės prisitaikyti, arba ne. Tai man atrodo, kad vis daugiau ir daugiau žmonių. Šiaip negaliu skųstis, tikrai neteko man dabar nei kažką labai girdėti, kad ten piksėtų, kai važiuoji. Ten kokią nachalą ten. Nelabai, nežinau. Aišku, tai ir pats ten nehuliganavoji, nelakstai, ten nevažinėjai kažkaip, kad žmonės nervuot. Man yra buvę keletą kartų, bet aš jau matau, kad jeigu automobilis yra kažkoks labai jis ten prituninguotas ir jaunimas sėdi ir muzika garsiai groja, aš truputėlį pasitraukiu ir aš pabūnu, kaip sakyt, kvailesnė gal, bet aš jį praleidžiu priekį. Bet gyva, teisingai. Bet aš dabar galvoju, norėjau klausti, ar iš tikrųjų motociklas yra transporto priemonė tik tai, ar terapija, bet aš girdžiu iš pradžių galbūt tokia lyg transporto priemonė, bet dabar tai terapija. Niekada nebuvo tikra transporto priemonė. Aš aišku stengiuosi, kai yra sezonas, jeigu tik galiu. Aišku, mano darbas yra toks, kad labai dažnai man reikia formalios aprangos. Tai su motociklu aš labai toli nenuvažiuosiu. Kostiumą užsivilkęs ir baltus baltinius, tai nelabai aš galiu, labai retas atvejis, kad aš galiu darbą reikalai. Būna, kad galiu, važiuoju. Ir jeigu tik yra proga, tą darau, bet daugiau tai man vis tiek yra atsipalaidavimo priemonė išvažiuoti vakare. Ir, tai žinot, kaip gidara. Pasižiūri, kada saulė leidžiasi, kiek yra valandų, kiek tu turi laiko, pasiskaičiuoji maršrutą, padalini per pusę, ten dar pasiliekia kokį 15-20 minučių kavai, sustosi ir važiuoji, kad grįžt dar iki sutemstant, iki laidos. Tai tas yra dažniausias turbūt variantas, aišku, šiek tiek pakeliavimo, šiek tiek su šauliais, motožygiam, yra visokių niuansų, kur tas motociklas tinka, bet aišku, fotografavimo aš jį naudoju, važiuodamas mašiną nusižiūriu vietas, kai važiuoju darbo reikalais, o tada ten grįžtu su motociklu. Ir ten jau gali nuo kelio nuvažiuoti, gali ten kažkokią ir pievą pavažiuoti. Ir be to, kas yra labai
mėgstantiem fotkinti kažkokias apleistas vietas, aš mėgstu įlysti. Labai teisinga yra apranga. Taip, Šalmas, taip. striukė, kelnes, batai, pirštinės, Teisingai. šalmas, viskas. Taip. Galėjai dilgėlynas iki kaklo gali būti. Ir ne vieną tokį objektą esu prieėjęs ir radęs šiaip su paprastais rūbais. Taip, Netaitum. O su šitą aprangą gali Drąsiai, eit bet kur. Drąsiai. Bet apie tą smegenų pravedinimą, jūs kaip psichiatras. Taip. Ir esate tikrai girdėję, kad sako, aš pravažiuoju motociklu, man truputėlį išsijungia smegenis, aš tada pailsiu, kažkaip prasivedinu. Yra šitam dalykui koks medicinis paaiškinimas? Yra. Kaip ir sportu, kaip ir hobiu, kaip ir kitiem dalykam. Pirmas dalykas, tai važiavimas motociklu vis tiek reikalauja koncentracijos. Tai nėra toks jau labai įprastas reikalas, bet to ir priemonė tokia, kur turi tikrai susikaupęs pakankamai vairuotojų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad negali galvoti apie kitus dalykus, turi galvoti apie kelią, turi galvoti apie važiavimą, apie sąlygas ir ypatingai jeigu jos sudėtingesnės, jeigu vėjas arba dar lyja arba dar kažkas, žodžiu, mintis yra kitur. Taip. Ir aš kažkokią klausiau dabar tinklalaidę, kažkas ten iš neuromokslininkų ir dar yra ten kažkokių prieškoja reikalų. Jau dabar nepakartosiu, ką jie ten rado, bet žodžiu tikrai labai gerai rado. Aišku, viskas su protu turi būti daroma. Yra žmonių, kuriem patinka adrenalinas, Azartas, bet tada ne gatvėje. Žiedą kažkur, yra tekę man ir su šituo, su kažkuriuo čia dabar iš klubų nuvažiuoti žiedą, pasimokyti guldyti motociklą, kad saugioj vietoj, ne kažkur ant kelio. Tiesiog, kad nebūtų šalia, jeigu griūsi, kad nebūtų kažkokių bordiūrų, kliučių, kad būtų minkšta žolėga ir nugriuvai, kad be pasiekmių nuslydai ir viskas. Tai kam greičio reikia į žiedą, pirmin, bet šiaip tikrai labai labai gerai yra. Ir visom prasme, net ir sunkus patyrimas yra geras patyrimas, nes viskas yra galvoje. Taip. Bet kaip sako, kaip jūs ten važiuoja, lyja, dar kažkas, ten vėjas. Ir irgi labai gerai atsimenu po išsilaikius jau kategoriją, teko važinėti kelis kartus su 2 instruktoriais. Jie kartu važiuoja, sako, priimsim mes tave, pamokysim. Taip. Nes realiai teisės, kai laikais, taigi mieste važiuoja. Greitis yra 60. Retai išvažiuoja ten kažkur. O visas važiavimas jau 90, posūkiai jau yra visiškai kitoks. Reikia išmokti ir guldyti, ir posūkiai važiuoti. Tai atsimenu, išeinu pro duris ir žiūriu, dangus jau net nemėlynas, o toks violetinis tamsiai. Ir skambinu, aš jam sakau, Dariau, žiūrėk, aš čia matau, kad dangus jau toks šoks, tikrai važiuosim. Tai tu sako, baikeris, o ne baikeris. Koks šitas skirtumas, koks tas dangus. Teisingai, taip. Arba važiuoja, arba nesako, jeigu tu pradedi nuo pirmos minutės rinktis orą, taip ir yra, jeigu tu nusiteiki, ir kas, kad sulyja. Pavažiuoja ir žiūni. Aš noriu jūsų klausti, galvoju, ar jūs esate iš tų, kur tik gerų orų važiuoja, ar lietus jums nieko tokio? Man visai vienodai. Turite aprangą, ar ne? Viską turiu, ir aprangą, ir tikrai, ir batus tokius, kad drąsiai galim važiuoti, nesvarbu. Nėra blogo oro, viskas yra pasiruošima. Aišku, atsargiau važiuoji tada, šiek tiek kitaip. Bet net ir kai šalta, apsirengi, pasiruoši ir viskas gerai. Aš kiek žinau, tai jūs važinėjat su savo vyresnė dukra arba sesuo, jūsų turi motociklą irgi kartu, bet žmona jūsų tai nevažiuoja. Kaip pavyko vis tiek įtikinti, kad nieko tokio, kad aš nusipirksiu motociklą? Neįtikinėjau, tiesiog nusipirkau. Rimtai, kaip ragavo? Ką ten tikinsi? Žmona su mano visais keistumais gyvenime susitaiko. Kas su psichiatrais gyvena, kas jam lieka, jie turi susitaikyti, kad jie yra kažkokia truputį ne tos žemės gyventojai. Tai tiek su mano ėjimu į politiką, tiek su visais kitais mano keistumais, susitaiko žmonės šeimoje. Tai žmona nevažiuoja, bet jinai nevažiuoja, aš taip suprantu, jinai gal tiesiog jai baisu yra, vis tiek, yra žmonių, kurie, taigi neversi. Taip, neversi, žinoma. Neversi. Nors nėra turbūt važiavus niekada, bet jeigu jau žinai, kad žmogui iš karto yra baisu, šiaip labai ir pavojinga yra vežti. Tada žmogų, kuris įsitempęs. Pradeda trukdyti vairuoti, ne vieną yra tekę taip vežti, kuris nulipa paskui
Ir jau važiuodamas tu jauti, kad tu tiesiog nebegali vairuoti, nes ten prasideda visi sviravimai, lingavimai, drebėjimai. Ne, dar žmogus nualps. Negerai ir niekada nieko neverčiu, o yra, sesė tai pavažiavo už nugaros ir dabar mes vairuojam kartu. Aš labai sveikinu. Ir... Kokį motociklą esi vairuoja? Vairuoja Honda. CBR. Ne, nežinau koks modelis, žinau tik tai variklio kubatūra, kad 500 kubikų. 500, jis funkcionuoja. Toks irgi labai, tarp kitko, pagal ūkį, nesunkus, labai patogus. Yra buvęs momentas toks, kada grįžot namo ir galvojot, šiandien galėjo viskas liūdniau baigtis. Iš kelionės? Taip. Oi, ne vieną kartą taip yra buvę, bet čia nepasakyčiau, kad čia yra tik tai motociklui taip. Ir su automobiliu ne viena situacija būna, kad parvažiuoja ir galvoju, ačiū Dievui, kad taip viskas praėjo. Nes tarp kitko, šiandien irgi važiuojant net ir į laidą, buvo avarinė situacija, tiesa ne man. Atvažiuojant iš priekio į kalną ir aš kilau į kalną ir iš kitos pusės atvažiavo dviratininkas. Taip. Ir mes važiavom iš vienos pusės ir iš kitos pusės, o jam iš paskos važiavo sunkvežimis, tikrai didelė mašina. Ir jisai matyt nepasiskaičiavo ir staigiai stabdė ir iš paskos keli automobiliai, centimetrų klausimas buvo. Čiuožė keliu. O jeigu dar būtų motociklas buvęs? O jeigu būtų motociklas, aš beveik garantuotas, kad jis būtų gulęs jau ant šono ir būtų. Bet tai čia yra ne motociklo klausimas, čia apskritai yra. Ir kai karštai, iš tikrųjų, žmonės matosi, kad jie gal iš nuovargio ar kažkas yra vis tiek kitaip. Taip. Ir ant motociklo tas labai jaučiasi, nuovargis ir jeigu tik tai išsiblaškai, yra buvusi ne viena situacija, kada tikrai galvoja, Taip. Aš esu girdėjus iš kitų motociklininkų, kad niekada nereikia lipti ant motociklo pavargus ir piktam. Nes sako, jeigu tikrai nereikia. Jo, jeigu užlipi piktas. Aišku, labai greit pasteiso. Bet tai duoda tokio agresyvesnio vairavimo ir tu labai greit klaidą gali padaryti. Net ir muzika. Čia ne tik ant motociklo. Neklausot šiandien muzikos, tarp kitko? Klausau kartais, bet retai. Nes muzikos prisiklausau mašinai. Ant motociklo man variklio garsas patinka, vėjas. Kartais būna, kad paklausau, bet agresyvios stengiuosi neklausyti, nes agresyvi muzika, esat pastebėjus, gal irgi ir automobiliai, nepajauti, kai paspaudė pedalą, jeigu tik kokią metaliką ar kažką pasileidė, ar ACDC. Jau žiūrėk į greičio rodiklį, jinai kažkur ten pradėjo. Aš žinau, kad labai greitai savo repertuarą pakeičiu. Aš pradėjau važinėti su Rob Zombie, kurie tokį tikrai hard rocką groja ir dabar pradėjau klausyti šį sezoną ABBOS. Galvoju, kad man labai neblogai. Mano mėgiama grupė yra, mano 2 mėgiami filmai yra ABBOS pagal muziką, Mamma Mia. Taip. Terapiniai filmai absoliučiai. O tai, kad jūs esat medikas, tai duoda kažkokio, tai, kaip sakyti, ar tai leidžia jums, ar tai daro jūs atsargesnių motociklininkų? Nežinau. Kolegos nesako, ką? Tarp kitko, mane ant motociklo ir užsodino kolega chirurgas. Kuris prikalbino, kad greičiau laikykis kategoriją važiuosim. Taip. Aišku, mes važiavom gal vieną kartą tik tai, nes jis toliau gyvena. Nežinau, gal kažką ir pagalvoji, dėl aprangos tai tikrai 100% pagalvoji, nesupranti, kas būtų, jeigu tektų čiuožti. Taip, ir oda nučiuožtų kartu. Ir kai pasikalbi su plastikos chirurgais, kurie sako, kad šiknos odos tikrai neužteks viską uždengti. Ir visų kitų ten nuodų, jeigu nudroši, tai labai pagalvoju, labiau esi matęs tokių žmonių, ar nudegus, ar su kitom bėdom, kuriem odą tenka persodinėti, galų galę supranti ir lūžiai, ką reiškia, ir panašiai, tai tikrai bent jau aprangas. Pats visada važiuoti su apranga? Visada, nesvarbu koks oras, ar karšta ir dabar va. 30 karšta, viskas ten varva šiek tiek teka. Tai ką padarysi? Nusiteiki, kad gerai, čia taip turi būti. Kaip ir ti. Jūs Europarlamente esate įsteigę motociklininkų klubą. Papasakokit, kas čia per iniciatyvą, ką jūs ten darot? Taip skambiai vadinasi klubas, jis taip ir vadinasi pagal nuostatus klubas. Aišku, aš mačiau ten, kai pasidalinau nuotraukom, ten tikrai klubų
Norėjau Bet čia ne toks klubas. Išsišaipė, kad čia koks čia klubas, Taip. kad čia jūs nesuprantat, kas Čia yra ne klubas. MC. Čia nei MC, nei MCC, nei dar koks nors C. Nu, tai yra tiesiog Europos parlamentarai, kurie vairuoja motociklus. Taip. Tai mus surenka, yra ten motociklo asociacija Europos, gamintojų asociacija yra. Ir jie tarpusavį ten bendrauja, bendradarbiauja ir jie daro tokius summer raidus. Taip. Tai aš jau 2 dalyvavau, nu tai mano tik 2 metai ir yra parlamente ir jie atsiunčia kvietimą visiems, aišku, parlamentaram, kas vairuoja, ar norėtumėte pavažiuoti. Tada gamintojai suveža savo motociklus įvairiausius, gali ten Pabandyti kažką naujo. užsinorėti kažko, pageidauti, va ką norėtum pabandyti. Aišku, nebūtinai gausi, nu jeigu kažkas Taip, pirmas taip. paprašė, tai jam ir bus pirmenybė. Bet pirmą vasarą pavažiavau su Ducati Multistrada, o šią vasarą su Harley Davidson Heritage Classic. Kaip su Harley vairuojas? Duk. Gerai, labai fainai. Aš truputį bijojau, nes nebuvau važiavęs su tokiu motociklu ir aišku, ten mieste labai daug važiavimo, jis toks nelabai gal miestui, bet gerai, viskas tikrai šauniai. Mainytumėt savo į tokį... Ne, vis tiek liktumėt prie... Ne, vis tiek likčiau prie to Kelionę. vadinamo Tour Enduro. Taip. Ir kol kas jisai man tikrai visom prasmėm yra, nu, pagal mano natūrą, pagal mano važiavimo stilių, pagal tai, ko aš noriu, nu, kiekvienam savo, kaip sako, Taip. bet aš tikrai nemainyčiau ir Vistromas buvo tam. Kur važiuojate jūs kartu su kitais kolegom? Tai kol kas tik tai tuose summer raiduose važiuojam, tai, o dabar jau mačiau kolega chirurgas vokietis, traumatologas jau organizuoja Strasbūrė kažkokį važiavimą. Aš panašu, kad negalėsiu tą dieną ten, bet jau yra tokia mintis, kad ten kažkur kartu išsinuomot motociklus ir pavažiuoti. Tai nepasakysiu, kiek ten mūsų yra, gal koks 10 ir bus, nedaug. Bet iš labai skirtingų ir politinių grupių, labai skirtingų pažiūrų, bet čia yra pats smagumas. Žmonės vienas kitą labiausiai ir pažįsta tokiose situacijose, kurios nėra susijusios su politika. Ir kur tu gali tiesiog pavažiuoti, paskui nulipęs ten pabendrauti, pasišnekėti, aptarti motociklus, ten kas kam patiko, kas nepatiko. Taip, aš tą patį pagalvojau, kad koridoriuose tai jūs kolegos vis tiek šnekat apie reikalus ir apie darbus. Tai jau kai žinom, kad yra motociklų vairuotojas, tada jau mes susitikę apie motociklus. Nesvarbu kur. Klausi, kur važiavai, ar važiavai, kaip sekasi. Nu, žodžiu, tada smagiau yra ir apie politiką pasišnekėti. Nu, visi mes žmonės esame. Visus kažkokie pomėgiai vieni arba skiria. Kaip jūs galvojat, ar nereikėtų aiškiau reglamentuoti to, kad motociklai stovint automobiliams 2 juostose gali važiuoti tarp jų? Čia diskusijų yra tikrai labai daug ir užtenka vieno įrašo Facebook'e, ar ne, mes matom begalės komentarų, tarp kitko prieš kelias dienas irgi skaičiau, nu labai daug komentarų ir vieni sako draudžiama, kiti sako leidžiama, jeigu stovi, kiti sako leidžiama, jeigu punktyrinė ir tokio kaip aiškaus reglamentavimo nėra. Šiaip būtų gerai, kad nebūtų tokios pilkos zonos. Taip. Aš žinau, kad tikrai jeigu motociklininkai neišdykauja ir nedaro ten nesąmonių, nelaksto, važiuoja tvarkingai, jie realiai ir važiuoja kažkuria juostą. Nevažiuoja paprastai ant linijos, nes vėlgi, kas važiuoja motociklu, žino, kad tą baltą liniją važiuoti ir... Taip, ypač per lietų. Ir labai, nu, net ir lietaus nereikia, jinai ir šiaip slidi, labai yra slidi ir nieks per ją nevažinėja. Nu, vis tiek važiuoji tu kažkuria, tai važiuojama va, ta dalim kelio, aišku, tu važiuoji šalia automobilio. Nu, kaip ir 2 transporto priemonės atsiduria toj vienoj juostai. Bet aš kaip suprantu, jeigu ten nėra kažkokios ištisinės juostos, nes paprastai tokioje vietoje nelabai ir važiuoji, man atrodo, nelabai ten bus kur važiuoti. Jeigu ištisinė juosta atskirta, tai nelabai tas ir pareigūnam, aš kaip suprantu, kliūva, nei vairuotojams kliūva. Nu, toks... Bet tie, kurie nevairuoja motociklų, jie neretai sako, jūs landžiojat, jums negalima, ar ne? Ir aš tikrai galvoju, kaip ir aiškiai, nėra niekur parašyta. Nu, gal reikėtų aiškumą, bet to aiškumą turbūt labiau reikėtų ne patiem motociklininkam,
automobilių vairuotojams, kad jiem ten nebūtų kažkokiu paskui, nežinau, pykčių, nesutarimų, bet šiaip, sakau, aš negaliu skūstis, kiek aš važinėjau, aš aišku mieste labai nedaug važiuoju, bet nepasakyčiau, kad labai čia piktai kas nors ar reaguotų, ar ten kažkaip paprastai. Dabar mažiau. Kaip tik jau dabar matau, ne vienas net ir pasitraukia, pamato, kad tu artėjai. Ir tikrai labai nepiktai žmonės, gal neturi kažkokių blogų patirčių, gal motociklininkai gal irgi atsakingai elgėsi, nes aš suprantu, jeigu ten braižytų automobilį ar veidrodžius nulaužytų, tai tada pyktų. Bet jeigu visi gražiai, draugiškai, tvarkingai, tai ką ten pyktų? Kaip ir viskas aišku. Taip. O kaip jūs reaguojate į sprendimus, kai kurie miestai uždaro miestą nuo motociklų, argumentuodami, kad yra gyventojų ramybė, čia keliamas triukšmas ar ne? Ką jūs apie tai galvojate? Labai man tas nepatinka ir aš galvoju, kad čia tikrai galima rasti sprendimų ir susikalbėti su motociklininkais. Ir aš tiesą sakant nežinau, kas to triukšmo daugiau kelia. Ar motociklininkai, ar motorolerininkai, kurie ten su tuo 50 kubikų išsiima visus vidurius iš duslintuvo ir ten rėkdami važinėja per naktis, kaip ir ne motociklas. Jam tas galioja, turbūt draudimas, aš nežinau, ar jis galioja, gal, nedrįščiau ginčytis. Bet man atrodo, kad šitie labiau iš proto išvaro, nes motociklai paprastai ten ir nevažinėja taip savo, tu važiuoji, pravažiuoji, kažkur sustoji. Kavos, taip. Ir aišku, noris palinkėti ir motociklininkam, nes visi žinom, kad yra, kurie mėgsta ten pasiturbint ir tuos vidurius ten pasireguliuoti. Žinau, kad net ir yra reguliuojamų. Elektronika ten gali uždaryti, atidaryti, visaip išvažiavęs į laukus kažkur. Tai irgi turėti supratimą, kad jeigu naktis, jeigu žmonės miega, kam ten reikia. Ir paskui visai bendruomeniai tu padarai meškos paslaugą. Ir tada visi būna pikti. Bet aš galvoju, kad šnekantis tikrai čia galima susitarti. Ir manau, kad miestai daug praranda, nes motociklininkai faina bendruomenė. Aš lygiai taip pat galvoju, kad iš principo nereikia kaltinti motociklų, ar man pritarsit, bet reikia kaltinti vairuotojus, ar ne, kurie daro nesąmonės ir tai nebūtinai motociklų. Mes turim labai daug ir automobilių, kurie išpjautais katalizatoriais, ar ne, ir pridaryti kažkokie, tai sakykime, dragina ten visokias nesąmonės daro, neuždarysi nuo jų visų. Jo, tai aš suprantu, ten paprastai čia kurortiniai kokie miestai, kurie jau ten ypatingai ramybės nori, tylos. Gal ten gali suprasti, bet šiaip aš galvoju, labai daug praranda. Aš irgi taip manau. Aš galvoju, kad jie daugiau praranda negu gauna. Aš irgi taip manau. Aš taip vertinu. Aurelijau, ačiū labai, kad jūs pas mane atvykot. Aš iš tikrųjų labai esu dėkinga ir labai nustebusi, kad jūs sutikot, net nemeluosiu. Aš noriu palinkėti jums gerų kelionių, smagių kelionių ir su kolegomis, ir su draugais, ir su seserim, ir aplankyti kuo daugiau ir pamatyti kuo daugiau ir ypač tų vietų, kurias po to grįžtumėt nufotografuoti. Tai ačiū labai, bet pabaigai mes kiekvienoje laidoje turime mūsų provokuojantį, sarkastišką Larį. Jeigu reikėtų rinktis ar visą likusį gyvenimą važiuoti 50 km/h greičiu su motociklu, ar vienai dienai tapti asmeniniu Tomaševskio ir Gražulio vairuotoju, tai kokį šalmą rinktumėtės ir kokias kitas maskuojamasias priemonės dėtumėtės. Kad įsivaizduotumėt, jūs važiuotumėt greičiausiai su Uralu arba Zundapu K750, kur yra lėliukė ir kažkuris būtų per nugarą apsikabinęs, galvą gal padėjęs ant peties. Dieve. Nežinau, gal vis tiek tas 50.